Sveiki visi, su jumis sveikinasi Dainius, kaip visada tradiciškai apžvelgsime svarbiausius ateinančios savaitės įvykius rinkoje, fundamentaliai, bendras perspektyvas, bendrą kontekstą rinkoje, kas šiuo metu yra svarbiausiai, ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį, na ir sakykime, paskui jau techniškai reikės tik susirasti svarbiausius lygius užėjimui į rinką. Na, iš tikrųjų, matome rinkoje pastaruoju metu tokį risk-off sentimentą. Risk-off tai yra rizikos netoleravimas rinkoje, iš tikrųjų jisai susijęs su globalių akcijų indeksų smukimu. Pirmiausia, tai yra būtent visų dėmesys daugiausia ateinančių metų yra nusimato į Kiniją, bet aišku, visumoje artimiausiai šitas 2 savaitės labiausiai rinką judino Federalinio rezervų banko pasisakymą apie tai, kad gali tekti atidėti monetarinės politikos griežtinimo sprendimus, tai reiškia apie palūkanų normų didinimą rinkų dalyviai dabar jau ir nebegalvoja. Iš tikrųjų yra toksai sentimentas, kad šiais metais Federalinis rezervų bankas, jeigu didins palūkanų normas, tai kokį vieną kartą arba iš vis gali tekti nedidinti. Na, iš tikrųjų, Janet Yellen, Amerikos centrinio banko vadovė, savo retoriką kaip tik tais galėjo maksimaliai išnaudojo savo į teigiamą pusę, nes šiuo metu, kaip žinome, yra valiutiniai karai. Kiekvienas centrinis bankas siekia silpninti savo valiutą, bent jau retoriką ar tai veiksmais, reiškia, vyksta monetarinės politikos lengvinimo programos, tarkim, kaip pavyzdys Europos centrinis bankas, kada taikomos neigiamos palūkanų normos, vykdomi agresyvūs monetariniai stimulai. Na ir Amerika tame kontekste buvo viena tokia šalis, kuri gali sau leisti visų pirma turėti brangią valiutą, tai nėra į eksportą orientuota šalis. Na ir iš tikrųjų tas dolerio brangimas vis dėlto dabar jau Amerikos centrinio banko vadovai mato, kad stiprus doleris iš tikrųjų stabdo infliacijos didėjimą. Na ir iš tikrųjų savo retoriką, jau bent jau mano nuomonė, savo retoriką bando, reiškia, silpninti Amerikos dolerį ir iš tikrųjų tas visai neblogai sekasi. Euro dolerio pora mes matome, kad jinai koreguojasi. Žinoma, to negalime mes jokių būdų vadinti kylančio tendenciją, tai yra visiškai intervalinis judėjimas. Jau metus laiko euro dolerio poroje mes turime intervalinį judėjimą, tie, kas gerai yra įvaldę price action principus, reiškia, išmokė yra įvaldyti intervalinės judėjimas prekybą, tai pakankamai šita yra terpė visai nebloga. Aišku, visą laiką yra klaidos tikimybė didesnė, bet jeigu yra naudojami teisingi kapitalo valdymo principai, teisingi pelno nuostolio santykiai, tai šita vieta neturėtų nieko iš tikrųjų išgąsdinti. Šiuo metu iš tikrųjų sentimentas ir vėlgi euro dolerių išlieka neutralus. Praėjusią savaitę Mario Dragis, Europos centrinio banko vadovas, turėjo pasisakymas, konferenciją, na ir iš tikrųjų jisai pabijojo pasisakyti apie papildomus monetarinius stimulus ir tokiu būdu išnaudoti savo pasisakymą euro silpninimui. Na, aišku, yra pasakytas toksai susirūpinimas dėl euro brangimo. Vis dėlto Europos centrinis bankas mažino palūkanų normas, vykdo obligacijų supirkimo programos agresyviais. Tai yra būtent ekonominio skatinimo programos, tuo pačiu euro pasiūlos didėjimo programa, reiškia, tai jinai turėtų kaip ir veikti neigiamą eurą, kadangi eurozona yra į eksportą orientuota ekonomika, tai iš tikrųjų čia, sakykime, euro brangimas neduoda teigiamą efektą bendram ekonomikos augimui ir, aišku, ypatingai infliacijos didėjimui. Europos centrinio banko pagrindinis mandatas vis dėlto yra infliacijos, reiškia, susiekimas, kadangi infliacijos didėjimo šiuo metu nėra eurozonai, tai dėl tos priežasties Europos centrinis bankas turės gan ilgą laiką laikyti lengvą monetarinę politiką. Na ir pastaruoju metu iš eurozonos rodikliai išeina vėlgi pakankamai vangus, ypatingai Vokietijos duomenys, kur yra didžiausias dėmesys, tiek pramonės produkcija silpnėja, tiek ir infliacijos augimo kaip ir nėra. Ir dabar, sakykime, euro dolerio poroj dėl tos priežasties išlieka neutralus sentimentas, negalima jokių būdų nei iš techninės, nei iš fundamentalios pusės prisirišti prie dabartinio euro kilimo, kadangi fundamentaliai vis tiek yra vykdoma monetarinio stimulo programa, reiškia lengvinimo programa, o, sakykime, jeigu žiūrėsime Amerikos centrinį bankas pradės yra griežtinimą, bet tas griežtinimas gali būti sustabdomas. Vis dėlto rinka Amerikos dolerio silpnėjimą dėl Fedo pasisakymų per pastarąsias 2 savaitės jau yra įskaičiavus, netgi per pastarąjį, sakykime, mėnesį, dėl to prisirišti prie to euro dolerio kilimo nereikėtų ir, sakykime, euro dolerio poroje mes matome bendrai kontekstas techniškai labai atspindi tą fundamentalią nuotaiką, kuria yra rinkoje ir aš galvoju, artimiausias keletą savaičių galėsime turėti intervalinį judėjimą rinkoje. Ateinančią savaitę didžiausias investuotojų dėmesys vėlgi turėtų būti į Kiniją ir, sakykime, Kinijos ekonomikos rodikliai bus vieni svarbiausių. Paslaugų ir gamybos sektorius šiek
tiek atsistatė, dabar ateinančią savaitę iš karto, jau pirmadienį turėsime infliacijos duomenys iš Kinijos, tačiau pats svarbiausias, reiškia, rodiklis tą savaitę, ateinančią savaitę iš Kinijos, tai bus bendras vidaus produktas. Yra tikėtina, kad eksportas augs, reiškia, atsigavimas eksporto bus, nes pats ir Kinijos juanis yra nusilpnėjęs ir tai turėtų skatinti Kinijos eksporto atsigavimą, kas yra labai svarbu, bet bendro vidaus produkto, reiškia, yra laukiama smukimo, šiek tiek lėtesnio BVP augimo ir jeigu mes pamatysime, kad BVP iš tikrųjų mažėja Kinijoje, tai gali lemti rizikos netoleravimo sentimentą, nes Federalinis rezervų bankas dėl ko jisai sustabdė savo planus didinti palūkanų normas ir, sakykime, jau dabar kalba labai atsargiai apie tokias galimybės, būtent dėl globalios ekonomikos augimo perspektyvų. Ir, sakykime, Kinijos ekonomikos būtent transformacija iš eksportuojančių šalies, iš investicijas orientuoto šalies į daugiau, sakykime, vartotojišką šalį jau 1,5 metų, kaip ta programa veikia, čia yra 5-mečio planas per orientuoti ekonomiką ir iš tikrųjų ekonominis lėtėjimas turėtų dabar dar labiau, reiškia, pasireikšti ir jeigu bendras vidaus produktas jisai smuktų iki 6,5% metinis arba šiek tiek žemiau. Jeigu žemiau 6,5% BVP augimas, tai iš tikrųjų to plano pasiekti nepavyks kiniečiams sklandžiai, reiškia, reikės papildomų ekonominių stimulų ir tai gali lemti risk-off sentimentą, rizikos netoleravimą, kitaip sakant, rinkoje, tai yra Kinijos akcijų rinkoje pirmiausia, reiškia, nuosmukis vėliau persiduos iš, aišku, jeigu tai pasižiūrėjus Kinijos akcijų indeksas su kuo labiau koreliuoja, tai yra, aišku, Vokietijos akcijų indeksas DAX-as, būtent dėl ko, sakykime, DAX-as, dėl to, kad vėlgi į eksporto orientuotą ekonomiką daugiau, tai vėlgi DAX-as gali iš tikrųjų pasiekti vėlgi žemyn judėjimų ir tai gali lemti toliau masyvius riskofus, tai reiškia Japonijos jenos stiprėjimą. Dėl ko mes šiuo metu ir turime Japonijos jenos stiprėjimą. Žinoma, praėjusios savaitės Japonijos duomenys vėlgi patvirtino, kad Japonams greičiausiai teks vykdyti papildomus monetarinius stimulus. Praėjusią savaitę Centrinio banko vadovas Kuroda užsiminė būtent apie tokias galimybės ir šiuo metu doleris Japonijos jena yra toje zonoje, kur yra intervencijos zona. 110 yra kritiškai svarbus lygis Japonijos jenos stiprėjimas dar labiau reiškiasi, rodo, kad dabartinė vykdoma monetarinė politika nepasieks jokių tikslų. Tiesiog infliacijos augimas jis ir toliau nedidės, jeigu bus leidžiama Japonijos jenai brangti. Vis dėlto bijau, kad Japonijos centriniam bankui gali nepavykti šiuo metu suvaldyti situaciją su intervencijomis, to tiesiog reikia pirmiausia, kad būtų teigiamas tam kontekstas. Jeigu Kinijos bendras vidaus produktas išeis geresnis, jeigu Kinijos prekybos balansas išeis geresnis, tada yra pakankamai tinkamas laikas Japonijos centrinių bankų veikti. Jeigu jisai pradės veikti savaitės pradžioje, darydamas intervencijas, aš galvoju, kad tai nepasiteisins, nes bendras tas risk-off, rizikos netoleravimas rinkoje gali, reiškia, lemti Japonijos jenos brangimą. Juolab, kad intervencija greičiausiai bus vėlgi sterilizuota, reiškia, bondų bus pardavimas vidaus rinkoje, neįsikišimas tiesioginis į Forex rinką, kur, reiškia, atvira open tipo intervencija. Tai čia viskas nuo to irgi taip pat priklausys. Vis dėlto artimiausių metų su doleriu jena galvoju tas toksai vyruojantis sentimentas, kad dabar būtinai darys intervencijas rinkoje, finansiniai žiniasklaidoje. Aš siūlyčiau prie tos idėjos kol kas šiek tiek atsargiau žiūrėti į šitą idėją. Rinka išėjo iš intervalinės prekybos ir tikslas pardavėjų 107-106 lygis. Kaip sakiau, jeigu Kinijos rodikliai viskas neblogai, reiškia kilimas akcijų rinkose, tuo tarpu reiškia akcijų indeksų kilimas, atsigavimas, teigiamas nuotokos, ir tada toksai geras momentas būtų įsikišti Japonijos bankui, įvykdyti intervenciją arba, sakykime, paskelbti papildomus monetarinius stimulus. Ateinančią savaitę iš Amerikos rodiklių, sakykime, bus keletas skelbimo, tai tame tarpe reiškia vartojimo duomenys, kurie yra svarbus, retail sales. Vis dėlto, kad ir kokie geri, tarkim, išeitų, prognozuojame, kad mažmeniai pardavimai išskyrus automobilius sieks 0,4%. Vis dėlto, kad pakeisti Federalinio rezervų banko toną turėtų būti bent 2 mėnesiai iš eilės geresnio rodiklio. Dėl to, jeigu pradėtų doleris stipresnį brangimą po mažmeninių pardavimų paskelbimo, nereikėtų prisirišti prie tos dolerio brangimo tendencijos ir, sakykime, vėlgi laikyti dvipusio judėjimo taisyklės daugelį valiutų porų, tiek Australijos doleris su doleriu, euro dolerio poroje, nereikėtų rištis prie vienos krypties. Ateinančią savaitę taip pat yra svarbus būtent Kanados centrinių
centrinio banko spaudos konferencija. Na, Kanados centrinis bankas praeitą kartą pakankamai optimistiškai kalbėjo apie ekonominę perspektyvą. Nuo praeitos konferencijos rodiklių nemažai pablogėjo, plus Federalinio rezervų banko toksai neigiamas daugiau tonas ir Kanados dolerio brangimas. Kanados dolerio brangimas šitai eksportuojančiai ekonomikai neveikia teigiamai ir praėjusią savaitę mes pamatėm, kad gamybos sektoriaus užsakymo į vadybininkų indeksai išėjo prastesni, reiškia pramonės stojimas po truputį matomas. Darbo vietų sukūrimo rodiklis praėjusią savaitę išėjo stulbinančiai geras, vis dėlto tai yra susijęs su sezoniškumu, per daug prie tos tendencijos prisirišti nereikėtų. Na ir čia, sakykime, Kanados centrinio banko konferencijos metu tikėtina toksai daugiau niuresnis tonas, juolab, kad ir Australijos centrinis bankas įspėjo apie papildomus galimus veiksmus. Anglijos centrinio banko konferencija taip pat ateinančią savaitę dėl Anglijos svaro vėlgi išlieka rizika dėl Brexito, plus turime bendrą globalų ekonominio augimo nebuvimo didelį, pramonės produkcijos pakankamai nemažas nuosmukis. Aišku, sakykime, pramonė yra antroje vietoje lyginant su paslaugų sektorium, kuris atrodo neblogai, tačiau tikėtina, kad centrinis bankas ir toliau laikys ultra lengvą monetarinę politiką ir kalbas apie palūkanų normų didinimą gali nukelti jau kitiems metams, tai viešai tiesiog pareikšdamas. Iš Amerikos vartojimo duomenys svarbus, bet, kaip sakiau, nelabai galintis keisti tendenciją, na, nebent nustebintų Amerikos infliacija, kuri išeis ketvirtadienį ir sakykime, bet vėlgi, kad pakeisti Federalinio rezervo banko toną reikėtų pakankamai ryškiaus infliacijos augimo, na ir aišku, kaip sakiau, Kinijos ekonomiko augimo, nes jeigu Kinijos ekonomikos augimas daugiau pateisintų, sakykime, na, tą pesimistinį toną nepateisintų to tono, kitaip sakant, išeitų žymiai geresni rodikliai, tai skatintų dolerio brangimą ypatingai prieš Japonijos jeną, nes vis dėlto greičiausiai parodytų, kad Federalinis rezervų bankas gali pakeisti savo toną dabartinį ir susirūpinamą dėl globalios ekonomikos. Tai toks bendras kontekstas, kuris yra svarbus šiai dienai, iš tikrųjų, žinoma, akcijų indeksai, obligacijų pajamingumai, tas visas yra svarbu. Jeigu pasižiūrėsime dolerį jeną, kaip ir minėjau, toks elgesys turėtų būti ir, sakykime, artimiausių metų rinkos atidarimo metu, dolerio jeno korekcijos metu žiūrėčiau pardavimų. Jeigu Japonijos centrinis bankas vėlgi įvykdytų intervenciją, priklauso kokio tai tipo intervencija, vis dėlto 110 yra stiprus pasipriešimas, čia žiūrėčiau sell high, artimiausių metų, netgi nedidelių korekcijų metu ir toliau ieškočiau tik tais pardavimų. Kaip minėjau, savaitės pradžioje Kinijos rodiklių yra, nebent jie labai stipriai gerai nustebintų, tačiau pats svarbiausia yra savaitės gale, kuris yra būtent su neigiamu sentimentu. Tai dėl to bet kokį pakilimą panaudočiau tam, kad užeiti į sell pozicijas pagal price action. Euro dolerio poroj tęsiasi tas intervalinis judėjimas esant risk-off sentimentų, rizikos netoleravimo sentimentui. Euro dolerio poroj gali brangti tiek euras, tiek doleris. Abi valiutos, sakykime, su žemom palūkanom. Euras yra jau šiuo metu tampa ta vadinama funding currency, tai reiškia, yra su nuliniam palūkanom, kada risk-off sentimentas gali euro būti brangimas pilnai, nereiškia, kad būtinai euras turi smukti. Tai taip, kad euro dolerio poroj išlaikom intervalinio judėjimo perspektyvą ir toliau 1.15 yra stiprus magnetas, kurio pramušimai viršų atveju laukčiau išsikvėpimo ties 1.16 ir tik tai toj vietoj, reiškia, žiūrėčiau pardavimo pozicijų. Kitas momentas yra vėlgi price action valdant, tai būtų 1.15 pramušimas. Ir reiškia, žiūrint, kokiu baru tai būtų pramušimas, na, sakykime, situacija būtų, jeigu tokia, pramušimas, didelis bulių baras, nesivyti rinkos, žemiau bulių baro statyti sell stop poziciją, būtent melagingo pramušimo sugavimui, būtent emocinių pirkimų pradžia, kada jau traderiai galvoja, kad prasimušė euras, kažkas tai išeina tokio pozityvaus ir iš karto kritimas atgal su 2:1 pelno nuostolio santykiu, tai jeigu kritimas euro 1.13 lygis turėtų pasilaikyti ateinančią savaitę ir netgi kritus žemiau jo, neprisirišti prie kritimo krypties ir ieškoti buy dugnuose. Vėlgi, Šveicarijos frankas su Amerikos doleriu juda labai intervališkai. Šiuo metu mes esame labai stipraus palaikymo zonai. Jeigu Kinijos duomenys penktadienį nustebintų tikrai neigiamai, frankas gali dar šiek tiek pabrangti. Vis dėlto fundamentaliai šitoj valiutų poroj išlieka sentimentas teigiamas. Ultra lengva monetarinė politika taikoma iš Šveicarijos, palūkanos yra rekordiškai žemos ir, sakykime, matom, kad labai daug yra dvipusio judėjimo bendram kontekste šiuo metu, na ir netgi rinkos atidarimo metu iškart kainai nukritus iki 95-25, žiūrėčiau buy pozicijų su 2:1 santykiu, netgi, sakykime, jeigu rinka pabandytų pramušti šitą palaikymo lygį, galimai emociniai pardavimai prasidės, o
link yra netoli apatinio magneto, kur būtų galima žiūrėti buy šitoje zonoje. Danijos krona yra taip pat ta valiuta, į kurią atkreipčiau dėmesį pastaruoju metu. Būtent Danijos centrinis bankas taip pat taiko neigiamas palūkanų normas. Na ir tokioje aplinkoje iš tikrųjų kapitalas turėtų šitoje vietoje dolerio pusėje būti, dolerė su Danijos krona. Ir aišku, Danijos centrinis bankas vėlgi yra tas bankas, kuris gali nepalaikyti tokio Danijos kronos kurso. Dabartinė monetarinė politika yra būtent nukreipta į Danijos kronos silpnėjimą. Šiuo metu turim Danijos kronos stiprėjimą, atvirkštinė reakcija, dėl to galimi Danijos centrinio banko vėlgi irgi veiksmai rinkoje. Šiame kontekste, kada vyksta monetarinės politikos lengvinimo programos, palūkanų mažinimai, kiekvienas centrinis bankas dalyvauja tuose valiutiniuose karuose. Ypatingai juokingai nuskambėjo praėjusią savaitę Japonijos centrinio banko pasisakymai prieš konferenciją oficialią spaudos. Jisai tiesiog Japonijos žiniasklaidai pasakė, kad yra negražu šiuo metu, reiškiasi savo retoriką centriniams bankams arba veiksmais reiškiasi silpninti valiutą, kad skatinti eksportą. Būktai, kad konkuruoti tokiais būdais. Bet, konkuravimas tokiais būdais iš Japonijos būtent visą laiką ir yra sulaukiamas. Pati Japonija tokius būdus labiausiai ko nenaudoja. Šiuo metu vienas iš įdomesnių instrumentų turėtų būti auksas, jį reikėtų atkreipti dėmesį. Galvoju, čia yra nebloga visai perspektyva. Techniškai daug yra dvipusio judėjimo, tačiau matom, reiškiasi pakankamai, ties kiekvienu dugnu stovi pakankamai nemaža paklausa ir dėl to, sakykime, artimiausiu metu nesivyti rinkos jokių būdų, mes turime judėjimą labai tokį kanalinį, ties kanalas, reiškia, gali keisti pasvirimo kampą ir panašiai, tačiau pirkimo pozicijų žiūrėti žemiau vidurinės agreement zonos kanale, tai šiuo metu laukčiau kritimo iki 1.230 ir štai šitoje zonoje pirkimus su 2 prie 1 pelno nuostolos santykiu. Jeigu įvyktų prasimušimas, nesivyti rinkos, vėl po didesnių korekcijų būtų galima žiūrėtis pirkimų. Esant neigiamam sentimentui žaliavinėms valiutoms, vėlgi Brazilijos realas grįžta į dėmesio centrą šiuo metu ir šiuo metu su Brazilijos realu vėlgi, jeigu, sakykime, Kanados centrinis bankas pateiktų neigiamą sentimentą per savo konferenciją, Brazilijos realas turėtų potencialą silpnėti, nes tai yra būtent ekonomika irgi orientuota į eksportą, panašiai taip pat ir naftos, reiškia, eksportas pakankamai svarbus. Na ir aišku, esant rizikos netoleravimui, Brazilijos realo brangimas neturėtų būti ilgalaikiškas. Dėl to 3,55 zonoje žiūrėčiau pirkimo pozicijų su šiuo instrumentu. S&P 500 didžiausių Amerikos kompanijų indeksas, jisai toliau juda intervališkai. Na, iš tikrųjų, kiti akcijų indeksai daug agresyviau, reiškia, smuko, S&P 500 indeksas atsilaiko. Esant tokiai lengvai monetariniai politikai ir rinkos dalyviams, besitikint, kad Amerika ir toliau laikys tokią lengvą monetarinę politiką, iš tikrųjų, tikėtinas indekso kilimas iki 2075-2100, stipri yra pasipriešinimo zona, dėl to, sakykime, artimiausiu metu laukčiau kritimo link, reiškia 2.030 ir žiūrėčiau pirkimo pozicijų su 2 prie 1 santykiu. Jeigu rinka prasimuštų, per daug vytis į pardavimus nereikėtų, nebent, sakykime, Kinijos rodikliai išeitų tikrai prastesni, tuomet būtų galima galvoti, kad S&P 500 indeksas pasiekė maksimumus ir kritimui link buvusių grinai dugnų iki 1800. Tai čia daug priklausys nuo Kinijos. Iki Kinijos rodiklių galvoju, kad mes matysim daug intervalinių judėjimų, na ir galima išnaudoti intervaliniai prekybai skirtas strategijas. Doleris su Kanados doleriu vis dėlto sentimentas šioje poroje yra teigiamas, kaina yra labai stipraus palaikymo zonoje prie apatinio magneto ir, sakykime, pats visas price actionas rodo dvipusio judėjimo atsiradimą, tai rodo, kad meškos jau silpnėja šito instrumentu. Prisirišti prie kritimo tendencijos nereikėtų ir artimiausiu metu būtent darbas pagal išankstinį sentimentą dėl Kanados centrinio banko vadovo pasisakymų galimai. Laukčiau artimiausiu metu kainos kilimo link virš 3.030 lygio. Galimai štai čia suformuotas apatinis ekstremas kilimui iki 3.200, iki naujienų rinka gali judėti intervale. Jeigu kristų žemiau, tuomet nuo 2.850 jau iki centrinio banko konferencijos žiūrėčiau pirkimo pozicijos, būtent pirk per gandus principų. Reiškia, Australijos doleris poroj vėlgi mes turime tokį dvipusį judėjimą, jisai toliau tęsiasi, reiškia, rinkoje ir ryštis prie vienos kažkurios tendencijos tikrai nebūtų protinga. Artimiausiu metu laukčiau Australijos dolerio brangimo link viršutinio ekstremo iškart, rinka atsidarius link 75.80 ir čia sell high, jeigu kaina kiltų aukščiau 76 zonoje sell.
reiškia pozicijų kritimo atveju iki 75 vėlgi pirkimai. Dvipusio judėjimo elgesys rinkų jisai tęsiasi, dėl to pilnai galima juo naudotis artimiausiu metu. Svaras doleris poroj sentimentas neigiamas išlieka, tačiau kaina yra palaikymo zona, dėl to tik po didesnių korekcijų nuo 41,70 42 zonoje žiūrėčiau pardavimo pozicijų. Naftos kaina koreguojasi daugiau ir, sakykime, pateko į tokią zoną ties apsisprendimo riba. Ar tai tendencijos pasikeitimas žemyn, arba reiškia kilimo tendencijos pratesimų. Dėl to su nafta artimiausią savaitę visiškai iš tikrųjų rekomenduočiau nieko nedaryti ir palaukti tiesiog daugiau informacijos grafike, tada bus tiksliau. Varis yra šiuo metu vėlgi įdomus instrumentas, jis atidirbo tiek kilimą prognozuotą, reiškia nuo dvejeto, tiek, sakykime, šiuo metu tą kritimą. Ir kadangi yra risk-off sentimentas, labai priklausys nuo Kinijos duomenų. Jeigu sentimentas risk-off tesis, kaina, jeigu judės žemiau 2,15, galimai, reiškia, mes turėsim spaudimą žemiau dvejeto, kur vėlgi bus, reiškia, pasiūlos mažėjimo zona, paklausos didėjimo zona, paprastai žemiau dvejeto yra su variu. Čia į šitą instrumentą reikia pastebėti, tiesiog taip vat iš toliau šiek tiek ir, reiškia, vėliau jau bus galima užeiti, kai tam susiformuos signalas. Beje, Forex Factor LT tinklalapį neseniai pasidaliau mintimis būtent apie tai, kaip reiktų valdyti fundamentalią analizę, kaip ją reikėtų teisingai suvokti, reiškia, ne taip, kaip visa banda suvokia, bet taip, kaip reiškia, reikėtų iš tikrųjų ją suvokti. Euras jena poroj sentimentas išlieka, reiškia, neigiamas ir šioj poroj aš galvoju vien tik tais apie pardavimus. Kaina yra palaikymo zonų, dėl to tik po didesnių korekcijų. Vis dėlto, jeigu Japonijos centrinis bankas minėjo, kad jam kontekstas nėra palankus šiuo metu daryti intervencijas iki, reiškia, Kinijos duomenų pilnai paskelbimo, dėl to, jeigu jos nebus daromos, euras jena turėtų pratesti kritimo tendenciją, svaras jenas lygiai taip pat. Taigi tiek norėjau papasakoti šioje savaitinėje apžvalgoje, tikiuosi buvo išsamu. Jeigu turėsite kažkokių klausimų, pastebėjimų, visą laiką galite rašyti, konsultuotis, na ir iki malonaus, iki susitikimo kitą kartą. Su jumis buvo Dainius, sėkmės visiems.